Vardan Tėvo ir Sūnaus Šventosios Dvasios. Mėlyje broliai ir seserys, gerbiamas klebone, šiandien mes ypatingai meldžiamės, nes švenčiam mūsų Vilniaus kankinių Jono Antano ir Eustachijaus šventę, jų atėjimą vėl pas mus į Lietuvą po 80 metų būtent laiko ir tokios ilgos jų kelionės kitose šalyse. Taip pat mes švenčiam visų Lietuvos šventųjų šventę šioje bažnyčioje Šventosios Paraskevės cerkvėje. Ir visi Lietuvos šventieji, kurie gyveno įvairiais laikais, įvairiais amžiais, jie neatsižvelgdami į tai visada ėjo Kristaus keliu. Jie nepriklausomai nuo to, kokios buvo aplinkybės, o jos niekada nebuvo paprastos. Ir nebuvo paprastos jie ir aplink, aš turiu omeny šalyse, kuriuose jie gyveno, ir jų sielose, jų širdise, bet jie vis tiek ėjo Kristaus keliu. Ir tuo keliu, aišku, buvo įvairių ir problemų, įvairių sudėtingų sprendimų ir apsisprendimų. Ir Kristus visada ir iš jų, ir iš mūsų reikalauja ištvermės, tikrai to ėjimo ir supratimo, kur mes einam, kodėl mes ten einam, ir noros būti kartu su juo. Aišku, kai mes einam tuo keliu, tai būna įvairių duodų, būna įvairių posūkių ne į tą pusę, būna įvairių tikrai, sakyčiau, problemų ir sprendimų, kuriuos mes turim priimti. Bet jie visada turi būti priimti pagal Dievo įsakymus, nes juos davė mums Dievas ne šiaip savo, o tam, kad mes turėtume tą vampyrą, kad mes turėtume tą kompasą, kuris tikrai rodo kur šiaurę. Tai Dievo įsakymai, galima sakyti, yra kaip toks kompasas, kuris rodo, kur tas teisingas kelias. O tai mes net nežinom, kur eiti, kad mes eitume teisingų kelių. Nepriklausoma nuo to, ar mes dar visai jauni, ar mes jau subrendę žmonės, ar jau senstam, vis tiek Kristus laukia mus. Ir mes nežinom, kada mes ateisim pas jį. Galbūt ir jauni mes ateisim pas jį, bet aišku, į tai reikia atsižvelgti ir suprasti, kad laikas, kuris mums duotas, aišku, jeigu turėtų omeny normalų gyvenimo būseną ir teismą, tai yra apie 70-80 metų, bet daug yra pavyzdžių, kai žmogus ateina ir gana jaunas pas Kristų. Ir ką jis jam pasakys, kai jis ateis pas jį netikėtai? Kartais mes visiškai esame nepasiruošę tam. Einant to keliu, šalia mūsų yra kiti žmonės, kurie ne tai, kad reikalauja, bet mes patys, galima sakyti, priversti, jeigu mes esam krikščionys, rodyti jiem meilę, kur ne tik rodyti, bet kad tai būtų ne tik pasirodymas, bet ir mūsų veiksmai, ne tik žodžiai. Ir be abejo, kai mes bandom tai daryti, mes matom mūsų netobulumą. Mes matom, kad mūsų meilė yra su aistrom. Mes matom, kad jos trunka. Mes matom, kad jos kartais visiškai nėra. Bet tai leidžia mums suprasti, kad be Kristaus, kuris tikrai parodė, kaip reikia mylėti ir padarė tai, esantis nukryžiuotas, mes turim išmokyti iš jo, prašyti jo pagalbos ir kad jis tikrai duotų mums tos meilės ir kad mes būtent to būtume panašų į jį. Ko linkiu visiems mums ir savo. Amen.